Nu, publik, sveik susirinkiai. Tavot, grįžom, iš šiandien pradėsim su laidas. Kaip matė, turiu nusipirkęs laidų 300 metrų vien-su-po istorijos, 3 gyslas lietkabelis ir 100 metrų 2,5 istorijos irgi 3 gyslų lietkabelis. Ir dar esu pasiėmęs užtraukėjų. Tai mes biškėlį turėsim tokių reikalų. Va, šitas planėlė turiu tokį. Žodžiu, pritraukėjus, greičiausia, čia į minkštį paprasčiausiai pritraukėję, UV spindulių, tinkam laukia. Tai aš anus, kaip norintas, paimsiu ir prišaudysiu tuos veitos, kad aš galėčiau, kaip prakiu išlaidą, galėčiau užtraukti nusvėliau. Ir aniai kibos veino veito, jei neturėtum nepasižeisti, nieko. Tai va, greičiausia, paprasčiausiai darželė, skobatorius ir viskas. Realia turiu žemėlapį, kurios veitos, viskas ir kiekvienis skaičielė surašyta, kur turi išeiti. Tai dabar prasimsiu, susišaudysiu, greičiausia pasidėsiu lazerį, kad būtum daugmaž vienodam lygmenį viskas, kur išein per apačią, o taip gražiai, kad vis būtum sulygiauta. Ir viskas. Tai kaip vis laik, jeigu dar nepaspaudėt laiką, paspauskit dabar, kad vėliau nepamirštumėt, į gerą žiūrėjimą. Taip, nežinau, ar jūs mane gerai girdite, nelaba, bet aš jums vien laidėlį pademonstrausiu, grina kaip vyks vis procesas. Tai kaip jūs sakiau, pasiėmi laidą galą, užsirašą savo skaičėlį ar kažkokį žymėjimą ir arba esi prasigrėžęs kylis, arba kaip aš turiu tarpą tarp balkių, vedi laidą, paprasčiausia. Vedi. Biškėlį vatas maišo, bet čia nieko tokį. Pasimeti. Labai patogu ir kaip ta balkė ir toks tarpelis. Ir dabar pasiveisi, kiek tau reikės to laidą. Galėnu dar pasitraukti. Tai važinėju aš esu birbolėtas. Žodžiu, gali pasitraukti, kiek tau reik, bet esminis dalyks, kad vis laik reik po pirmą prisikabinti patį galą, kur jau išeis ar rozetė, ar lempa, ar kažkas. Tada geriausia būn negali nukirpti per mažai, ir vėliau trūks laidai, po to kankinsies ir jungsi laidus ir po to bus, žodžiu, kaseka. Taip, aš jau esu prasigrėžęs į balkėlį. Dabar taip, aš kaip jau prasivedu to veito, kur jau reik man, kad pats būtų galėlis išlindęs, aš dažniausiai paleiktų 2 gerus sprindžius jau grina už seinas. Tai galite paprasčiausiai 2 sprindžius pridėti, arba jau 35-40 cm, tai čia jau bus užtektina. Pridedu paprasčiausiai palenku ir paleikto šonu vatep. Ir viskas. Ir dabar, kaip jau gal esat prisitvirtinį, man čia dar vienas laidas bus, tada pasiemat savo laidą, su katru atėjot, ir kaip ir vis buntelis, tu buntelį laikot, ir tu laidą kartu su visa krūva tampatės, kad mums jau būtum vienodą ilgę, nesusidarytum kažkokias kelpas, katras ir užknes, nes po to turi anus kažkur paslėpti, pririšti, nedailę atrodo. Galėtų vis laik pasitumpyti. Paprasčiausia. Čia sakau, čia nėra jokių aukšto pilotažų kažkokių schemų. Čia ne mašins elektrą vedžiuoti, kur kiti ten dailę visokius pinutis daro ten, riš, klijaun ten. Čia nėra tokių dalykų. Varom apsiveizėti. Tai žodžiu, iki
garažą, kaip sakyti, iki mašins longą. Realiai, pečius bus paskirstyts į dvi pusės. Tai iki pečiaus ir nuo pečiaus. Tai bus nuo pečiaus į virtus pusę vėjinių laidą pareis ir kiti pusė iš čia pareis per kitą pusę. Tai prasimečiau visus laidus, kad tai turbūt iš tos pusės. Tai čia šitas vėjins, tep padariau vėjino metrą lygmenį, kapein teisę. Automatiškai kur kyl, panaudojau tas lentas puikiai gavos. Čia šitas davin rozetė. Ein palei viršų. Ir dabar sekam toliau, kur ein. Vis ein šitas po longu. Dar rozetė radiatoriau. Čia šitas ir termostat su rozetė irgi. Čia per tarpsynį vis prasigrėž kiaurą. Ir kiaurą nuei iki pačia irgi. Į vėjinį posį, į kitą posį. Ta vot, viskas taip atrodo. Kaip sakiau, vėjino metrą aukštį visko daugmaž stengiaus daryti. Šitas vis buntėlis ein savo gražiausia, jokių problemų. O kaip vis sakiau, labai puikiai tas tarp susinaudo, kurį tarp balką. Nereik man raktais grėžiuoti į panašią. Ir vat, ir einam pavyzdėsam čia. Nu ir vat, parein iki pat galą ir palikautus 80-90 cm. Čia bus pats tas, užteks pilną dėželę. Ir viso. Dabar dar liko padaryti kombariaus to posį. Tai čia tik tas 4 laidą dais irgi reikės pragrėžti per tarpsynį tvarkingą. Ir čia šitas veina liko. Ir viso. Ir bus realiai vis ta pusė padaryta. Taip, nežinau, pakankama tvarkinga sekas, pabiškėlį, svarbu neskubėti, susinumerauti, prasivesti, tvarkinga susitampyti, kad neužkliūtom, neužkeptom, nepasidarytom daug kilpų, kad neužsilaužtom netyčiom, kad būtum tvarkinga. Turi ramiai tokį darbėlį daryti, nes gali padaryti labai didelį klaidą ir po to, kaip sakant, gali sudėkti. Tai va, tai nieks tokių nenori dalykų ir turi tokius dalykus labai atidžiai daryti, nes vis tiek jau čia skaitas, kaip riziks faktorė, kaip jau tokį padarys, tas pats atudėsi dujų vamzdžius, vandens vamzdį, kur jau parein ten iš miesto, tai panašiai, jau tokius dalykus turi tikrą pasistengti ir atsakingą padaryti. Tai va, o kol kas maniai pakankama tvarkinga sekas, tai greičiausiai šiandien gerą pasidarbausiu. Jaučiu daugiau negu posį padarysiu. Ir viskas. Ir rytoj liks, greičiausiai rytoj pabaigsim. Ir po to jau šoksam prie apšvietimo, nes apšvietims tai čia bus rytoj kosminis. Ta vot, greičiausiai padarysiu porą epizodų. Šiandien rytoj, da poryt, stengsiuos vėl šok biškėlį į trasą, kasdien pafilmuoti. Ta kaip vis laik, patink tokį kontentą, paspaudot laiką ir iki kitą kartą.